Labas. Sveika. Sės, kavos paėmiau. Ačiū. Gera vieta pasėdėti. Ir pasikalbėti. Kas atsitiko? Aš žinau, kodėl tu taip nepatinka, Šarkys. Aš nesakiau, kad nepatinka. Nu, buvo galima suprasti. Tuoj aš tau kažką parodysiu. Liepė išimti SD kortelę, bet viskas liko vidinė atminti. Gal tu atpažinsi žmogų, dėl kurio Šarkis žiauriai susinervino. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Jo, gyvenimas keistas dalykėlis. Kaip jau pas tave visos kortos ant rankų, jis pradeda žaist šachmatais. Su Beniu reikia kažką daryti. O ką su juo daryti? Sako, įsimylėjo. O, tai kaip visada, ką ten daryti? Bet sako, nieko nebenori. Jo, tai... Paskui pakalbėsim. Nu, sveiki, balandėliai. Nu, ko tokie be nuotaikos, ar man tik atrodo? Nu, pasakokit. Seifas buvo tuščias. Jo, praėjom su vėju. Apsaugą kaip kėglius išvartėm, o apšim atidarėm seifą, aš tik maišiuką, fring, o ten tuščia. Iš naujo? Seife nieko nebuvo. Kaip tai nebuvo? Kai vakar turėjo ateit pinigai. Aš visą mėnesį su tą informaciją vaikštau, o vykdytojus suradau, o jūs nieko nebuvo. Seife nieko nebuvo. Pūsta. Išaugo kopūstą. Tai vadinas, balandėliai pinigus paėmė, tai dabar durnių stumė, taip? A? Ką jūs juokaujat? Dėl kelių procentų čia jūs išdurinėt dabar? Čiagi nesunku patikrint. Sužinot, ar krito firmoje tokį žiaurų minusą, ar ne. Tuščia, jo? Tuščia. Nu, toks patikimas šaltinis buvo, a? Visą nuotaiką sugadinot visai dienai. Ne, aš čia nenusėdėsiu, kol nesiaiškinsiu. Viskas sudė. Visai dienai nuotaiką sugadinot. Prarado uoslę. Senas sabaka. O, tiesa, kas ten dėl Benios, ko jis ten nori, ko nenori? Dar kart parodyk. Ten, kur buvo tavo pažįstamas Vandys? Ne, kur kaviniai parodyk. Va šitas man kažkur matytas. Generalinis prokuroras Steponas Raibužis.
Oho. Tai dabar aišku, kodėl ta šarkis taip užsišyko. Tai va, kas visą laiką dengia šarkį. Dabar šarkis dengia jį. Tai ką man dabar daryti? Gal man pranešti imuniteto tarnybai? Šitas video nieko neįrodo. Tik susteginsi savo karjerą kaip ir aš. Bet tai ką man daryti? Net nepradėk. Nieko nelaimėsi. Sistemos nenugalėsi. Va, matai, kaip Tesla akcijos pakilo nuo 6 iki 20. Uždėjau, 1000 gavosi. Man šito nebedaryk, tu supranti? Apie ką tu čia? Ką? Apie ką? Kiek tu man krušai smegenis apie to juodus pinigus? Oi, patikima informacija iš FSNTT stalčių. Nu. Na, o ten pasirodo burbulas. Tai ką, dabar žmonės pradės kalbėti, kad Konarskis paseno? Taip, kad kiaušinius deda, klientūrą prarasi. Nusiramink, nu. Nenusiraminsiu! Nusinčiau žmonės, o ten pasirodo tuščia. Tai buvo vakar? Nu taip. Janikai, pinigus turėjo atvežti šiandien. Kaip tai šiandien? Taigi jūs pats sakei trečiadienį. O kelintadienį šiandien? Oi, Jo. Dabar jie bus atsargus kaip velniai. Pamirštam. o Jezu. O Jezu. Oi. Veikia. Nu ko tau dar? Gerai. Gerai. Už valandos. Gerai, sakau, už valandos būsiu. Nu? Išsiaiškinot? Ai, šūdas sumalė. O kur šramas? Išėjo. Klausyk, davai. Pakalbam ramiai. Davai. Paskambink tu tyliai. Atsiprašyk, kažkaip užglaistyk. Nieks neverčia tave su ja miegoti. Taigi seniai pažįsti. Tu Iglės atsisakytum? Tu palyginai. Iglė tai šiaip žmona mano. Kas tu tavo nauja meilė? Vėl mes tave per bortą atbėgsi verkt ant peties. Nepalauk, aš tavęs net pažįstu. Kokius vėjus tu čia apskritai kalbi? Gerai, matau, nenuotaikų. Nepalauk, aš tai nuotaikoje, bet tu tai kažkoks keistas. Gerai, davai nesipykstam. Vakare varom į fabriką. Reikia suruošti naują partiją. Užvažiuosiu, iki. Iki. Nu ko reikia? Po valandos. Kaip tarėmės? Vienas? Vienas. Kaip paskutinis indienas. Supranti, jie persigalvojo, todėl ten nieko ir nebuvo. Tai tą jūs su Ferdinandu
dasiaiškinsit. Vat, o aš pas jūs savų klausimų. O, pas jūs nukrito. Dėkui. Darysi? Kur aš dingsiu? Aš pats įsipilsiu. Nu, pagal. Ką? Jo, vat, maestro. Noriu draugui padėti, vat, bet niekaip negaliu tiltų į pagalbą nutiest. Vat, jeigu jūs kaip nors, nežinau, nukreiptumėte lokatorius, ištrauktumėte antenačkas, vat tada ta pagalba kaip ir atsirastų. Ir Tu gali trumpiau. Nu, kas per draugės, kokios pagalbos reikia? Tai, vat, tokios pradžiai. Nesutrukdys atminčiai. Pasakok. Pratau. В общем, turiu korešą. Vat, ir jis kalėjime. Greitai teismas ir reikia padaryti poveikį. Tu čia ką? Apie Vileiką kalbi? Maestro, aš žaviuos jūsų telepatiškumu. Bet tu žinai, 5 žmogžudystės. Ne, tengi buvo klaida, ten Bugorčikas buvo, toks šaizikas, jis pas jį vargonai galvoj grojo, jis balsus girdėjo, vat jis du ir nukakošino, o vat po to ir atvažiavo Kas? karandašas. Aš pasiimu pinigus, tavarą ir mes viską užmirštam. Ir daugiau tokių klaidų nedarykit. Jos brangiai kainuoja. O čia tai bespridėlas. Aš sakiau, reik šiupelį. Tai va. В общем, ir Gabrinka eina į nesaznankę. Viską neigia ir jeigu suras prieimą prie teisėjo, vat jis irgi viską paneigs ir pasakys nekaltas ir atsidaro duris į laisvę. A? Bet jis nužudė. Buvo. Tokia nuodėmė. Buvo. Tai jeigu nužudė, tai tegul ir atsako! Maestro, o mum kas iš to? Sunaikinsime blogį ir padidinsime gėrį? Čiagi čiūš, sabačia. Kam tu tam brūdui nori padėti? Nu kam jūs taip? Jis geras žmogus, vagiškas solidariškumas. Tik jau nereikia čia lelelea. Vagiškas solidarumas. Maestro, man jis naudingas laisviai.
O jeigu jis ten ant narų pradės duot parodymus? Dabar aišku. Dylas. Nu gerai, gerai. Pažiūrėsim, ką galim padaryti. Ir maestra, svarbiausia, Ferdinandui nei žodžio, tik tarp mūsų. Gerai, gerai. Gerai. Kada teismas? 27. O kas teisėjas? Matrica. Ta prasme, jūsų brolis. Josifas? Aha, Kanarskis. Aš kaip sužinojau, taip iš karto supratau, kad jūs man galit padėti bičiuliškai. Gerai. Nu, galim dasibaigti. Dar vieną paim. Kad vienas nelikčiau. Ja, nu, netrukdau. Čia pas jūs vėl nukrito. Linkiu lengvo ryto. Nu? Negalėjai iškart šaibų atsivežti. Važinėk čia pirmyn atgal. Padavė? Padavė. Visus? Visus. Parodė. Gerai. Važiuok. Važiuoju. Kitą kartą nežais, kad atiduok viską. Tai kad čia grandas. Čia jis pasiūlė duot pusę. Neklausyk tu to mažo pliko. Žmonės patikimi turi interesą su mumis dirbti. Jeigu aš būčiau žinojęs iš karto. Tai dabar žinosi. Tavo dalis.
kitas momentas. Per savo žmogų Tinos gamykloje sužinojau įdomų dalyką. Tina užsakė farmacijos įrengimų liniją, kuri pagal savo techninius parametrus tinka feno gamybai. Konkurencija. Bijau, kad taip. Tai reikia imti ant pieštuko. Būtinai. Rast ir sudegint. Baig, spėsim. Iš pradžių tik stebėti. Kaip tavo santykiai su Hardu? Nuliniai. Galvoju, kad jam? Tik Benė gali įsikirsti šitą temą. O kur Benė, ten ir Hardas. Bet aišku, viską reikia tikrinti. Alio? Viskas gerai. Susitikti? Be problemų. Kur?